Labas rytas, draugai. Šiandien praleisite dieną su manim. Šiaip sau, neturiu kažkokių ypatingų planų, bet nutariau padaryti YouTube vlogėlį. Kas kaip kur, dėl ko su kuo. Vakar kolega buvo Kaune su mano busiuku. Parvežė 5 rulonus lygios skardas. Dabar aišku viskas vėl pakrauta iškrauta. Kaip kurias, o kurias čiki-piki viskas. Tai kas mane žiūrit daug metų, kokius 3, 4, 5. Tai žinot, kad šitą transporterį nupirkau su daug nuotykių. Jo rida buvo 200 kažkas 10 tūkstančių. Tai va dabar 300 tūkstančių, tai 90 tūkstančių beveik pramyniau su juo. Tai pradžiai, kai nupirkau, sukišau į variklį apie 2 štukas eurų. Nu, bendrai man ten gavos virš 3000 eurų visi remontai. Tai dabar kaip ir jokių nebuvo defektų. Pravažiavau 90 tūkstančių kilometrų. Kaip ir viskas čiki-piki. Nu, ten neskaitant kaladėlių, ten ar kažkokias važiuoklės, ten per metus ten porą 100 eurų kišimą, aš tokio neskaičiuoju čia. Bet šiaip viskas tvarkoj, esu labai patenkins. Aišku, čia pas mane kai visą laiką betvarkė. Esu multimediją įsidėjęs. Ką čia dar papasakot, 6 pavaros 2011 metų. Aišku, pas mane yra krovininis, nors yra langai va, šone ir gale, tam šone nėra. Tai kelių mokestį moku į metus, nežinau kiek ten moku, 400 gal, kažkas tokia. Ilgoji bazė. Tai va, tai šiandien mano tikslas yra išmatuoti mano mieste vieną stogą. Bandysim kartu važiuoti, gal išeis kažką pafilmuoti. Tada viens kolega yra apsirgęs, mes 3 dirbam, tai viens išvažiavo pastolių statyti, nes pradedam šiandien naują objektą. Tai pastolių statymas bus. Aš turiu nuvežti medžiagas, kopečias, ten varžtus, plėvelės ir taip toliau į tą objektą. Varžtus reikia man biškį ten atsirinkti, reikia sodyboje pašerti šuniuką, užkurti pečių, privežti malkų, čia kaip kiekvieną dieną. Tai va toks mano antradienis. Ir vakare Žalgiris. Tai va, jeigu įdomu, iš karto paspauskit follow mygtuką, paspauskit laiką, parašykit komentarą ir važiuojam toliau. Turime siuntos kažkokios, kaip visada. Sodybėlė. Pasiėmėm ratukus, dar buvau pamiršęs, kad Subaru ratus buvau išvežęs visus tvarkyti. Labas, Cezari. Nu. Ką čia turim? Ogi turim sutvarkytą vieną lietnyką, kur per reisą pramušau. Ir turim užsimontavę naujas padangas ant lietnykų. O ant atsarginių ratų dėjau tos 2 naudotas. Tai va, ir viena dar yra sutvarkyta. Oho! Oho! Vėjas tai belenka. Jūs gal nejaučiat, nes uždėtas pukutis yra, bet vėjas tai tragiškas. Pas mum orai šis labai subjūrė. Nu, parodysiu šitą liūdangėlę. Viena iš vis yra neremontuojama, o šitas suremontino. Opa. Dėtas lopas, nes čia buvo 2 guzai. Tai šitą dar kažkada panaudosim ant atsarginio rato. Ką šiandien mano tikslas bus? Susikraut plėvelę, susikraut varžtus, susikraut medžiagas. Ir važiuosime naują objektą, parodysiu naują objektą.
To jeigu patinka tokia video, parašykit. Nes sakau, man kiekviena jūsų žinutė, kiekvienas likes daug ką reiškia YouTube'ai. Nes man su YouTube yra problemas, nes manęs nebeiškel YouTube, nes aš kadangi mažai beaktyvus esu YouTube'ai, tai reikia man susigražinti visą tą YouTube'ės, kaip sakant, algoritmą. Tai tik tais jūsų dėka galiu tą padaryti. Aišku, ir savo turiniu kokybišku, tai stengiuosi dabar, jeigu pastebėt 4K visą laiką filmuoti, tas man labai su editinimu, kaip sakant, užtrunka ir labai daug vietos užim. Kiek, pavyzdžiui, 15 minučių video įkelti, jis užim apie 10 GB. Tai va, tai įvertikit. Ir ačiū, kad žiūrit. Važiuojam toliau. O dabar mano Subarikas užmautas su 15 ratais. Atrodo juokingai, jau buvo išbandyta pralėkti. Iš su žeminiam padangom čia tokiam turėjau nupirkęs ratus. Va, atvažiavo Skarda Panevėžiui, Ultramat, nes klasikinė stogo danga bus. Tai 8019 V12 ruloniukai, lankstysim gaminius dideliam objektui, kur mano Hebra montuoja. Čia yra dar 3 rulonai dabartiniam objektui, kur važiuosim šiandien. O ką, mano tikslas dabar pakurti pečių, susinešti ratus ir rinkti medžiagas. Vėjas tai jaučias belenką net per pečių. Per kaminą. O. Vėjukas apie 20 metrų per sekundę pas mum. Biškai jaučias. Jeigu reiktų šiandien plėvelę kloti ant stogo, būtų reikalų. Esu ne kartą klojęs per tokią vietą, dabar stengiamės išvengti tokių dalykų. Kai esam prie naujo objektuko, vyksta pastolių statymas. Parodysim, ką čia gerą turime. Firmiškai Budmat, Venecija, Braun, tai turim rudą. Taip pat turim medieną. Mūsų draugų Timberwood, grebėstai ir čia makarončikai. Taip pat Flamingo lieto sistema ir PVC Budmat pakalimas apačioj. Viskas atvažiavę, viskas paruošta.
Turime tokį stogėlį, 2 šlaitų. Kaminą turim 3 metrų. Tai ateikim, apžiūrėkim, kaip atrodo prieš ir matysim, kaip bus po. Turim pakalimą medinį. Turim čia elektrą tokią biškį seną. Nelabai man patinka tokios elektros, nes dažniausiai žmonėms siūlau, jeigu taip yra, tai per apačią atsivesti, pasidaryti iš karto, bet ne visą laiką išeina. Saulytė šviečia. Tai jau toks objektas. Imsim seną šiferį žemyn. Per vidurį yra kalnas. Iš anos pusės irgi per vidurį kalnas, tai teks apačią ir viršų biškį pasikelti. Pastogę čia turim ilgą, tai ilgit nieką nereiks, tą pačią pripjausim. Nes turim čia apie 60 pastogę, tai darysim apie 40, tai prisipjaus tos pačias gegnės. Aišku, matysim, kai nardysim, ką čia rasim, da šitą krūmą reikės panaikinti. Aišku, atrodo toks paprastas, viskas čiki-piki, bet va, prasidėt bairiai. Turim pavėsinę ir turim tokį va dalyką, kaip tokia pastogė, kaip čia pavadinti. Tai va, visą šitą reikės dalyką apdirbti. Išsilygysim karkasą ir dėsim pakalimą ventiliuojamą. Darysim su perėjimu šitą vieną ir šitą. Nes jeigu aš istorinčiau viską vienodai, tada tektų ir aną pusę istorinti ir tada vėlentės būtų. Nes jeigu šitą istorinu, šitos ne, tada vėlentės skirtingos dedas. Tai mes laiką tokiais atvejais darom iš 2. Šitą storumą padarom vieną, tada perėjams ir kitą, planesnę. Čia reikės nusimti tą karbonadą, kaip aš vadinu. Tada ten pasidėsim kažkokius pastolius ar lentas. Tai va, šiandien pastolių statymas. Orai nekokie, tai nežinau, kada pradėsim plėšti. Dar kolega vienas apsirgo, tai va, draugai, kam patinka video, kas laukia tesnė, surenkam. Praeitam video nesurinkom 300 laikų, dar kol kas gal surinksim. Tai po šio video irgi noriu paprašyti, kad davai surenkam 300 laikų ir darom sekantį video. Papasakosim viską plačiau. Tai va, atėjo šventės, draugai. Visą su šventėm. Visiems sveikatos, sveikatos, sveikatos. Jeigu turėsit sveikatą, turėsit viską. Tai va, tiek žinių ir susitiksim, kai pradėsim darbus.